visų pirma rotacija. Šiandien neturėjom Viltės, kuri tikrai mums padėdavo. Kitas momentas, tikrai gerą kontakto lygį gavom ir nebuvo lengva atlaikyti, bet noriu padėkoti savo komandai, kad tikrai kovėmės, kiek galėjom. Smulkios detalės šiandieną tokios mumis, galim sakyti, nužudė. Leidom per daug jom laisvai jaustis ten, kur jos jaučiasi gerai, tai iš to tas ir pralaimėjimas. Ir aišku, taiklumas jau kelias rungtynės, tas pats buvo su Kibrišti, mes labai daug ir gerų metimų iš tikrųjų prametam, tai turim kur tobulėti. 17 taškų, 3 taškų pataikymas, čia yra psichologija rungtyniaujant ar galbūt nuovargis, kam galima nurašyti? Tai manau ir kontakto, kai reikia lygiai tokį atlaikyti, tai iš karto tas nuovargis atsiranda didesnis ir dar kartą minėjau tą rotaciją tokią, aišku, tus procentus kažkiek numuša, bet mes nuo rungtynių pradžios blogai pataikėm, kai dar nebuvom pavargę, tai vat. Viltė turėtų grįžti artimiausiu metu? Taip, bus Viltė jau rytoj treniruotė bus. Manau, viena iš tokių gal netaktinių buvo, kad mes vakar realiai darėm 2 valandas video peržiūrą, įsišnekėjom, kur yra problemos, nes jeigu galiu grįžti prie Prancūzijos rungtynių, mes nesam tokia bloga komanda, kad pralaimėti, kad ir top 3 komandai Prancūzijoje mes nesam tokie blogi, kad pralaimėtume 36 taškais. Tai vakar tikrai nuoširdžiai ir aš savo mintis pasakiau, ir komanda pasakė, ir šiandien parodėm charakterį, kad mes galim būti susifokusavę visas 40 minučių ir net ir po sunkios kelionės galime rodyti energiją. Maždaug 70–80% jūsų atakų sukosi visų pirma per Eglę Šventoraitę. Toks akcentas buvo žaisti? Na, žinot, natūralu, kad mes išnaudojam savo kažkokius pranašumus. Taip, ne visada jie veikia, bet gal, sakyčiau, mažiau tų atakų, nes mes jeigu ir bandydavome ar žaisdavome situacijas, kur nominaliai pirma opcija yra Eglė, mes ieškodavom antrų opcijų iš pick and roll, kad jų gynyba turėtų judėti iš vienos pusės į kitą. Kas bus dabar svarbiausia siekiant pasiruošti trečiadienio dvikovai? Žinot, mūsų spaudimas, mūsų niekas nespaudžia. Mes padarėm, jūs kalbate apie Europos taurę, taip. Mes padarėm savo darbą, manau, 100%, patekom į atkrintamasis ir tiesiog reikia mėgautis galimai paskutiniom rungtynėm ir džiaugtis pirmų savo sezonų.